Senamiesčio angelas kalvių dovana Klaipėdai. Neabejotinai neša gerą žinią. Galbūt kiekvienam praeinančiam pro šį dūdelę Juliaus Janonio gatvėje pučiantis simbolį, jis sava, tačiau būna žinių, kurios objektyviai geros visiems. O kaip gali būti kitaip, jeigu Klaipėdą mylintis žmonės mato jos atgimimą? Kad ir palaipsnį, bet viltį teikianti, jau galime gyventi dar gražiau. Taip ir čia, ilgus metus užkaltais langais ir metalo konstrukcijomis paremtomis sienomis stoksojo valstybės sienos apsaugos tarnybos pastatas Gintaro gatvėje. Atgimsta naujam gyvenimui. Šiuo metu čia jau dengiamas naujas stogas, pakeistos perdangos, tad projektą tikimasi užbaigti ateinančių metų pradžioje. Užbaigus darbus čia įsikurs Europos kelionių registracijos ir leidimo sistemos nacionalinis centras bei atkurtoji pakrančių apsaugos rinktinė, kuri, kaip tikimasi, užtikrins efektyvesnę kovą su kontrabanda bei neteisėta migracija, nes čia numatyti migracijos ir kriminalinės žvalgybos padaliniai. Tęsiant šią temą, kad jau atsidūrėme prie gerą žinią nešančio angelo, tai galime išsakyti visai neslaptą norą, jog smagu būtų išvysti veidui paminklą Martynui Mažvydui žvelgiančio kito pastato atgimimą, kadaise buvusio viešbučio Baltija, kuris dabar nors ir šiek tiek pridengęs savo gėdą, bet vis labiau virsta paukščių perėjimo vieta. Todėl tikimės ir mes atnešti gerą žinią apie šio pastato prisikelimą. O dabar pastebime, jog mus žiūri daugiau kaip 80% neužsiprenumeravusių šį kanalą. Todėl prašome prisidėti prie šios visuomeniniais pagrindais paremtos iniciatyvos. Tik tada žinome, jog mūsų darbas nebeprasmiškas.